Здоров, čia žinai, dabar vis šneka į temą, žinai, šneka apie armiją, ten visi dalbajovai eiti į armiją. Nu, ką aš galiu pasakyti, man tai nereiks eiti, nes, buvo ten tokių problemų panašiai. Bet žodžiu, aš nebijau eiti, jeigu reikėtų, tai nueičiau. Čia kokia problema, 9 mėnesius, kiek ten pabūti, žinai, toj armijai, čia ne problema. O tie atriebiai, ką aš galiu pasakyti, esat hipteriai, tie driskiai, kurva. Ką aš žinau, šiaip tai vis normaliai, aš tai nebijočiau eiti, biški, vyriškumą to būt, žinai, vyrų padarys. Šiaip reik būt vyru, biški pastovėtų, savai mokėti, žinai, jeigu nemoki, tai kas, jeigu armijai tave duhins, tada geriau neik. Jeigu bėga duhintų, bet jeigu nori kitus duhinti, eik į armiją. Žodžiu, noriu pasakyti tam, kad nereik bijoti eiti į tą armiją čia. Man tai čia neatrodo didelį problemą, žinai, čia kurvo bijoti eiti, ten kažką kurvo. Jeigu jau tiek jau, žinai, bijo, tai važiuokit į Angliją, ten, žinai, pasilikit, blėt, nebūkit gaidžiai, jeigu norit, eikit, man atrodo, man turėtų pamokėti, žinai, ten kariuomenį, ten, kas ten, kaip ten, kad aš čia tokį reklamą gerą niem darau, Hebra pagalvos, eis iškart į armiją, kaip priklauso, kurva, nereikės čia įsipisinėti, žinai. Tiek ten norėjau tame įraš pasakyti, žinai, kam patiks, kam nepatiks, man į pochui, žinai, bet subscribinkit man ten kanalą, kaip man ten, žinai, vis bus normaliai.